Sveiki visi, priėjau prie iš 56 projekto, pažiūrėsim 56 sėdynę. Matos truputį jau pavargus, per vidurį toks nebelabai patogu būtų sėdėti. Ir vėl eilinį kartą nustebino dažytojo darbas. Aš niekaip nesuprantu situaciją. Arba pats dažytojas juk matė, kad atrodo netvarkingai. Ir vis tiek tą detalę nudažė. Arba įvorė. Tai įvorė yra lūžusi. Tai kam jie dažyt lūžusi? Niekaip nesuprantu. Nesuvokiu dažytojo darbo. Žmogus negalėjo išimti sėdynės kai kurių likusių dalių. Viena dalis yra pasislėpusi viduj sėdynės, o kita tokia pusiau. Ir liko detalės nedažytos. Kaip jeigu žmogus tau moka pinigus ir prašo, kad atrodytų tvarkingai. Ir reikėtų pasistengti, kad atrodytų tvarkingai. Tai aš žiūrėjau ir taip. Niekaip nesupratau, kaip ir, sakyčiau, savo darbę. Vėliau pridėjau vieną prie kito. Tas metalas, kažkoks minkštas metalas, o imis su ranka ir lengvai lenkėsi. Aš nežinau, ar taip turi būti. Man atrodo, kad ne. Pastebėjau, kad buvo su bulgarika išpjauta. Jau pastebėjau, kad įpjauta, įpjovus yra. Taip gamykliškai lyg ir neturi būti. Pagalvojau, kad aš tas sėdynės tokios nepaliksiu, o reikia žmogui padaryti tvarkingą. Ieškojau pirkti senos, bet tvarkingesnės. Įdėjau skelbimą, kad ieškau 56 sėdynės. Aišku, atsirado žmogus, labai dėkingas, pasiūlė sėdynę. Tai sėdynė tikrai yra geresnio stovio, komplektacija pilna. Čia netgi pažiūrėjus, neturi originalo išlikusi nuo senų laikų vidinį paminkštinimą. Varžtai taip pat yra. Trūksta tik vienos veržlės ir poveržlės. Tokio dalyko stalčiui paieškosim. Ir dar toks pastebėjimas. Jie pardavėjai siūlo belę ką tik parduoti. O mano tikslas yra prekę kuo tvarkingesnį nupirkti. Tai siūlo belę ką. Tai aš sakau, kad ieško detalių, tai tiesiog reikia turėti kantrybės. Ne šiandien, o rytoj gali atsirasti. Ir detalių stovis tikrai pakankamai geras. Ir kaina tikrai ne kosminė. Pabandysim išardytis. Svarbiausia, kad nešautų į dantis. Ant varžtų ir papuolėm. Gerai, imsimės kitų būdų. Jeigu šito daikto neturi savo dirbtuvėse, aš neįsivaizduoju, kaip iš šio darbus atliekat. Štai ką aš ir kalbėjau apie šitus pagrindinius laikiklius. Kaip ir turi tokius įspaudus, išgaubimus. Ir tie išgaubimai sutvirtina rėmą, kad jisai būtų iš savęs stiprus ir nesilankstytų. Kaip suprantu, šitie tikrai savo darbį. Nors žmogus, kuris padarė šitą detalę, tai sakyčiau, išradingas. Negailėjo savo laiko. Ir mėgstamiausia dalis detalių išardymas iš pačios sėdynės. Pamenu, vieną kartą kažkada teko išardyti ir surinkti. Aišku, išardyti ten belę kaip išardyti. O kai reikėjo surinkti, tai jau pastangų reikėjo įdėti. Žalėjaus.
Pabandysim šitą detalę išimti. Pasidariau tokį laužtuvo angalį, kuris man padės užkišti. Prie varžto patempti gumą į viršų ir tą varžtą aš ištrauksiu. Čia apskritai tikriausiai buvo detalė lūžusi ir kažkada įsivyrinta, matosi suvirinimo siūlės. O dabar pasiemu kampinį šlifuoklį ir bandau aptrinti senas, grubiai suvirintas siūlės. Kaip matome, detalė buvo virinta ne vieną ir ne du kartus. Detalės kiaurinės stipriai deformuotos ir sidabro lydmetulio pagalba kiaurimį stengiuosi grąžinti reikiamą formą. Matome, kaip atlieku metalo priauginimą. Metalo priauginimo pliusas yra tas, kad aš galiu turėti metalo didelį sluoksnį ir su juo žaisti iki tol, kol įgaunu reikiamą metalo formą. Paprasčiausias pavyzdys, matome, kaip aš deformuotą ertmę užauginu papildomų metalu ir turėdamas gerą sluoksnį metalo su atitinkamu diametro grąžtu galėsiu išgręžti tvarkingą skylę. Kad detalė atrodytų tvarkingiau, visą perteklinių priauginimą tiesiog nutrinam. Aišku, padailinam ir kitus kraštus. Grąžto pagalba pakoreguojam kiaurimės. Pažiūrėkit, kaip puikiai pagaląstas grąžtas ima metalą. Truputėlį pasidaužė į šonus, bet gausi viskas gerai. Galvoju, ką čia padarė su tom kiaurimėm, nes ant tiek negražiai atrodo, gal priauginti, bet vėliau galvoju, gal aš paprašiau išpjausiu blogą šitą kiaurimę ir iš metalo padarysiu plokštelę su atitinkama kiaurime ir įvyrinsiu. O čia taip netvirtai surinkom viską, patikrinom, kaip amortizuojasi. Atrodo viskas puiku.
Beje, prisiminiau iš 56 restauracijos video, rodžiau, kaip restauravau ir remontavau duslintuvus. Ir žadėjau parodyti, kaip jie atrodys nudažyti milteliniu būdu. Ir štai rezultatas. Tiek įdėjau darbo, tikėjausi, kad atrodys daug geriau. Apžiūrėjus duslintuvus, tai mano patarimas būtų toks, kad geriau gal žaisti su glaistu, viską išlyginti, nudažyti mašininiais dažais. Tikėjausi, kad miltelinis dažymas paslėps trūkumus ir menkus tokius nelygumus, bet dėja. 10 balai sistemoje duslintuvus vertinu 8 balai iš 10. Ir pažiūrėkim, kaip man sekėsi surinkti iš 56 sėdynę, kurios dalys nudažytos taip pat milteliniu būdu. Na ką, paskutinis štrichas, dėdam fiksatorių ir aš kaip visada atsisveikindamas palinkėsiu visiems gerų projektų.